Labas vakaras, mano vardas Aurimas, aš esu alkoholikas. E, Man šiandien Sveikas. 38 metai ir aš jau iš jų gyvenu 9 metus ir 7 mėnesius blaivas. Taigi, gal truputį istoriją papasakosiu, kaip viskas nutiko mano gyvenime, kad aš tapau alkoholiku ir kaip aš juo tapau. Tai iš tikrųjų augau šeimoje, kurioje buvo alkoholis vartojamas labai dažnai. Nebuvo nei vieno vakarėlio, kad nebūtų ant stalo padėtas butelys, daug butelių ir pastaliai prikrauta. Todėl mano mažens alkoholis netrodė pavojingas, atvirkščiai visa giminė prie stalo linksmai švęsdavo. Ir aš mačiau tokį pavyzdį. Kaip prisimenu, tai gal pirmą kartą paragavau alkoholio maždaug 6-7 metų. Tuo metu tiesiog nuo stalo paėmiau stikliuką ir gurkštelėjau ten tuo metu ar tai naminio vyno, ar tai alaus, net neprisimenu. Bet iš karto pajutau svaigulį ir man jisai patiko. Ir nuo to laiko tai tapo malonus toks būdas per tėvų švenčiamus vakarėlius ragauti, tai tiesiog lengvai apsvaigindavo, palaiduodavo, taip slapčia, nedaug, pusė stiklinės, sakykime, tuo metu. Tai va, sąmoningai pirmą kartą nusipirkau alkoholio būdamas 13 metų. Tuo metu sumaniau atšvęsti rugsėjo 1-ąją ir ten mano gimtadienis ir netoliese, tai pamaniau dvigubą progą ir jau reikia atšvęsti taip rimtai. Aplinkoje aš bendravau su draugais, kurie gyveno panašiose šeimose ir mums nei vienam netrodė, kad tai yra kažkas ne taip, negerai, tai atrodė nuostabi pramoga, atsipalaidavimo būdas ir mes nusipirkom. Aš nežinau, ką pirkti, bet aš iš karto žinau vieną dalyką, kad reikia pirkti kažką stipraus, kad kainuotų mažiau pinigų ir kad gerai trenktų į galvą. Tai tuo metu buvo toks labai stiprus alus, nusipirkau 3 butelius ir iš karto su mintimi, kad aš turiu prisigerti. Ne vieną butelį, 3. 3 butelių man neužteko, todėl dar vieną daėjom nusipirkti ir aš nieko neprisimenu. Tai buvo mano pirmas prisigėrimas 13 metų. Ir vėliau aš likau nepastebėtas, nes tuo metu mano tėvas jau stipriai vartojo alkoholį, kasdien vartojo alkoholį. Aš lauke pasimiegojau truputėlį, grįžau namo ir užmigau, žodžiu. Tai man išsimiegojau, tą dieną labai skaudėjo galvą, buvo labai bloga, bet prisiminimai iš alkoholio tai buvo nerealūs. Aš tapau pasitikintis, drąsus, toks šmaikštus, jaučiausi toks stiprus ir galintis už save pastovėti, toks, nes augant alkoholiko šeimoje, kur alkoholis vartojamas kiekvieną dieną, buvo tėvo vartojamas, aš nesijaučiau saugus tokioje šeimoje. Tai man reikėjo rasti kažkokią atsipalaidavimo būdą. Aš mačiau, kaip tėvai pastoviai riekiasi viens ant kito, žemina, skaudina, jų ego buvo aukščiau visko ir kartais tie barniai būdavo tokie dydžio, kad tiesiog norėdavosi žemės pradžio prasme, taip būnant namuose. Tai va. Ir augdamas aplinkui mane formavosi tokia pati aplinka. Tai nepasitikinčių, nesaugių vyrukų aplinka. Ir mes visi ėjom klystkeliais, tai yra rūkėm cigaretes, kad nuo kartą išgerdavom. Ir tiesą pasakius, niekada savo gyvenime nesu nusipirkęs vieno butelio alaus. Visada pirkdavau tiek, kad užtektų pasiekti pomą. Tai toks aš buvau alkoholikas. Ir jau 16-17 metų tai buvo kiekvieną savaitgalį. Tiesiog tokia mano aplinka.
Aš vieną savaitgalį mes organizuodavom išsigėrimą ir labai linksmai leisdavom laiką. Tuo metu tai buvo labai linksma, tai padėdavo drąsiai kalbinti ir pažinti paneles, išlaisvėti iš savo būdo trūkumų, jų nematyti tiesiog ir man tai labai sekėsi. Bet ilgainiui sukūriau šeimą, maždaug 10 metų mano draugė ėmė lauktis ir mes nusprendėm, kad nėra ko čia laukti ir kad galim susituokti. Mes susituokėm, tačiau abudu gyventi taigi nemokėjom. Ir mes tiesiog išgėrinėdavom namuose. Tuo metu turėjau draugų, kurie ir kanapes rūkė aplinkui, tai mes darėm viską iš eilės ir organizuodavom vakarėlius namuose, susilaukėm dukters ir mes nebuvom geri tėvai ir namuose buvo tikras karas, nes panašiai kaip pas tėtis su mama vaikystėje. Tiesiog nemokėjom rasti bendrų sprendimų ir dėl visko kovojom. Dėl visko, kas žiūrės mažąją, kas eis į darbą, kaip žodžiu serga, o kas neis, kas liks namuose ir taip toliau. Kol vieną dieną ta mergina tiesiog mes tiek susipykom, kad negalėjom susiskirti. Jai liko mano dukra, o aš toks, žodžiu, visas piktas ant pasaulio, kad man taip nesiseka, kad žemės slysta iš po kojų, šeima griūna. Mes beje gyvenom namuose, kurios močiutė mums buvo padovanojusi tuos namus. Labai didelė nuoskauda, kad jie, iš tikrųjų sprendimas, kad mes nebegyvensim, buvo jos, nes tuo metu aš vartojau jau kiekvieną vakarą nedidelę dozę, tai būdavo kokie 4-5 alaus ir kanapių suktinukas. Ir man kol kas to pakakdavo. Tačiau išsiskyręs aš neturėjau kur eiti ir negalėjau priimti arba mama, kuri tuo metu jau su tėvu nebegyveno ir kai buvo išsiskyrę, išsiskirstę, tai va, ir gavosi, kad mane priėmė mano vaikystės draugai į nuomojamą butą, o ten kiekvieną vakarą alkoholis ir aš pasijutau kaip į rojų patekęs. Muzika garsiai, nuotaika puikiai, bute merginos ateina, atrodė, ko dar gali reikėti. Aš gavau savo kambarį ir mes šešiese nuomavom 4 kambarių butą. Ir aš per pusę metų sugebėjau tiek nusigerti, kad aš pradėjau viską. Pradėjau darbą, pradėjau dar turėti draugus, pradėjau santykius su savo dukrele, nes beveik jos nelankiau. Elemento aš nemokėjau, buvau labai piktas, iš pykčio tiesiog nemokėjau, kad mes taip nesusiklostė su gyvenimas. Tai visko kaltinau ją, savo kaltės niekur neįžvelgiau. Ir pasiekiau dugną, mes visi pasiekėm tokį dugną, kad nebegalėjom susimokėti už tą butą, todėl mes turėjom kažką daryti. Aš grįžau pas mamą nebuvo gerai, pabandžiau išvažiuoti į Angliją, kad uždarbiauti ir ten taip pat buvo alkoholis. Ir ten buvo alkoholis, ir ten pasiekiau dugną, aš po 7 mėnesių nebegalėjau ten dirbti, tiesiog manęs nebelaikė nei ten namuose, nes aš buvau nepakenčiamas, tiesiog toks buitinis alkoholikas ir grįždavau visada ten iš tų vakarėlių toks visas apiplyšęs ten, skaudančia galva, metęs daiktus ten, galų gale net paso neturėjau ten. Na, žodžiu, gyvenimas buvo visiška betvarkė, atrodė, kad jis jau nebesusiklijuos kažkaip. Malonu jau gyventi galbūt ir nebebus, nes viskas tai buvo tuo metu blogai, buvo labai pasiilgęs dukros, labai slėgė sąžinė, kad jos nelankau, nepaskambinau, kad nemoku alimentų ir nepadedu jos išlaikyti. Taigi aš grįžau iš Anglijos vėl pas mamą
Vilnių, Justiniškės, mažą kambarėlį, į vieno kambario butą ir, ir ten taip pat turėjau ką labai veikti, kaip tik tais vartoti toliau. Mane pasitiko tie patys draugai, aš įsiputau į tos pačius moterėlius ir alkoholis vėl ėmė dažnėti mano gyvenime, tai aš tiesiog turbūt didžiąją laiko dalį jau gėriau tuo metu, tai yra, jeigu ir prasiblaivindavau, tai būdavo ne ilgiau nei 2-3 dienom ir vėl užgerdavau. Tai va. Na ir būsena buvo tokia, kad nebesinorėjo nei gyventi, nei kažko siekti gyvenimo, ir viskas atrodė prarasta. Aplinkui mane supo keli sugerovai, kuriuos aš dar įsileidau į savo rutiną. Ir šiaip jau gerdavau vienas. Tai va, jau tiesiog nueidavau, nusipirkdavau butelį. Ačiū Dievui, tada mano gyvenimą atėjo anoniminis alkoholikas, žmogus, kuris pamatė mano problemą, pasidalino su manimi savo sveikimo patirtimi, kaip jam buvo ir kaip yra dabar, ir pasiūlė ateiti į grupę. Aš sutikau, nes tuo metu neturėjau ką prarasti ir maniau, kad bet kas geriau negu dabartinė mano būsena situacija. Tai atėjau į susirinkimą, sėdau galinį suolą, niekas manęs nevertė nieko nei sakyti, nei daryti. Aš tiesiog leidau galvą ir man buvo labai baisu. Aš tikėjausi pamatyti tenais dugną pasiekusius alkoholikus, tai įsivaizdavau, kad jie gali būti nesiprausę ir tokie, kaip, sakykime, būdavo vienetiniai tokie, kaip prie parduotuvių, jau aš jaučiausi dar, kad toks nesu. Tai buvo mintis, kad man galbūt čia dar nėra ką veikti, bet aš tiesiog norėjau pabandyti. Tai po to karto aš neužsikabinau vaikščioti, tiesiog paliko geras įspūdis, pamatyti žmonės, rodančius kaip normalius žmonės, kvėpinančius, besijuokiančius. Aš tuo metu juoktis nebemokėjau, nuotaika buvo labai slogi ir jokio optimizmo nebeturėjau savyje. Tai tiesiog buvau toks nukabinta nosim. Ir atėjau, žinau, po poros mėnesių, gal antras į tą susirinkimą. Nežinau, kodėl sugrįžau, bet matyt, tuo metu mane aukštesnė jėga pakvietė, jeigu dar kartą. Ir aš atėjau susirinkimą. Ta kartą aš jau truputėlį atsivėriau, su kažkuo pasisveikinau, vienu kitu žmogum kėliau akis, nes tiesiog norėjau kažkaip čia užsilikti. Ir ten mane pakvietė vienas narys į stovyklą. Sako, važiuojame į stovyklą, sako, ar tu turi darbą? Ne, sakau, neturiu darbo, neturiu ką veikti. Tai sako, važiuojam, bus faina, pamatysim. Pasimk, sako, ten sąsiuvinių, tušinuką ten, sako, reikia gal truputį parašyti, bet tai buvo rekolekcinė vieno iš anoniminių alkoholikų organizuojama stovykla. Stovykloje buvo informacija tokia skelbiama, kad kas yra su mumis alkoholikais. Žodžiu, irgi buvo galima pasipasakoti savo pirmą žingsnį istoriją, tai yra taip, kaip ir dabar, kas buvo, kaip yra. Ir aš tiek išsikalbėjau, tiek man buvo gera ten su tai žmonėmis, tą kartą aš tiesiog atvėriau savo širdį ten, nes tiesiog labai buvo jauku ir gera būti su kitais, tą patį patyrusiais žmonėmis. Ir jaučiausi savas tarp savų. Pažinęs, kas yra alkoholizmas ir supratęs, kad tai yra nepagydoma liga, tačiau galima joje gyventi laimingai.
taikant į programą 12 žingsnių, 12 tradicijų, lankant anoniminius alkoholikus, važiuojant į stovyklas, einant 12 žingsnių, aš galiu būti blaivas ir laimingas. Tuo metu, kad būsiu laimingas, aš ėjau tik mažą kruopelytę, o man svarbiausia buvo išlikti blaiviam. Aš maniau, kad būti blaiviams ir yra mano siekiamybė. Tuo metu net nežinau, kaip gali būti kitaip. Aš grįžau ir, aišku, nuolankumo keistis jokio neturėjau. Aš išlikau blaivas grįžęs po stovyklos vien dėl to, kad lankiau susirinkimus. Vien lankymo susirinkimų man padėjo išlikti blaiviam. Ir susirinkimuose buvau atviras, stengiausi būti atviras, ne visada pavykdavo, iš tikrųjų slėpdavau savo nuotaikas, slėpdavau savo įsižeidimus, pyktį, tiesiog ateidavau užsidėjęs susirinkimo kaukę, kaip sakant, viskas man gerai, kad, iš tikrųjų, tai aš buvau pratęs tuos jausmuose gyventi ir man jie vis dar buvo, nepatogus, bet priimtini, nes patogiai gyventi aš buvau įpratęs, aš gyvenu. Todamas alkoholį, patyriau įvairiausių jausmų. Lankyti susirinkimus buvo labai naudinga, nes nuolankumas manyje augo kiekvieną dieną, tik aš buvau labai nesąžiningas ir būdamas nesąžiningas su savimi ir kitais, aš apsimetinėdavau, kad gyvenu žingsniais, galbūt reikėdavo kalbėti žingsnių tema, aš rasdavau ir gal net šiek tiek panaudodavau. Tai aš tiesiog mokiausi to sąžiningumo iš kitų anoniminių alkoholikų ir jaučiau, kad reikia eiti žingsniais. Aš neėjau žingsniais, ilgą laiką žingsniais. Man buvo parekomenduota nueiti pas daktarą, pas Naujoj Vilniuj dirbo toks priklausomybių ligoms daktaras ir aš kaip ir vaikščiau pas jį, kaip ir jis buvo mano psichoterapeutas ir jis man buvo pasiūlęs mane pravesti žingsniais, tačiau žingsniais mes neįdavom pas jį, tai aš pasiteisindavau, kad einu žingsniais, nors iš tiesų aš buvau labai kontroliuojantis toks, viską norėdavau valdyti, žinoti ir labai griežtas, gal net taip pasakyčiau, buvau kitiems aplinkiniams. Ir pas psichoterapeutą aš vietoj to, kad eičiau žingsniais, tiesiog pasakodavau jam, koks gyvenimas nevaldomas, koks sudėtingas, kaip aš negaliu įsidarbinti, o jeigu įsidarbinu, kaip ten su manimi nesicatskina, ten nevyksta kaip aš noriu, kad žmonės ne taip bendrauja, kaip aš noriu ir kad situacijos ne pagal mane ir aš labai pavargdavau per dieną tiesiog kovoti. Aš visą dieną kovodavau su savo demonais, savo pykčių, pavydu, labai pavydus, piktas. Ir blaivybė truputėlį kaupėsi ir baigiant dirbti su srovė ir atradau, aš tuo metu vaikščiau tokią grupę, kur, kaip šiandien suprantu, nebuvo labai sveikstanti grupė, todėl man buvo labai patogu ten būti tokiam, koks aš buvau. Tačiau tuo metu vyko, baigus su daktaru dirbti, kažkas manyje toks pokytis, išgirdau, kad galima būtų pasivaikščioti po kitas grupės iš kitų alkoholiko. Ir pabandžiau nueiti kitas grupės, tiesiog vieną, antrą, trečią. Ir labai patiko viena grupė, buvo labai arti mamos namų. Aš ten užaugau, tai man ta grupė atrodė labai sava dėl to, nes turėjau šviesos grupė yra.
ir prie Matulaičio bažnyčios pabandžiau ir labai patiko ir nuo to karto aš pradėjau lankyti tik tai tą grupę. Tuo metu buvo jau 3 metai mano blaivybė ir aš nežinau, toje grupėje pajutau tokią šilumą dar didesnę anonimus alkoholikams ir labai tiesiog patiko ten. Ir ten aš supratau, ir buvo labai daug sveikstančių narių, supratau, kad čia noriu sveikti ir aš. Ir tuo metu pajutau, kad noriu pasirašyti globos. Ir vienos grupės narys tiesiog kėlė ranką gale susirinkimo, kad gali globoti. Ir aš pabandžiau prie jo prieiti, buvo iš tikrųjų labai sunku, nes pats nesupratau, kur lendu, tik tai žinau, kad reikės įdėti darbo, pastangų ir buvau iš tikrųjų tam pasiruošęs. 3,5 metų blaivybės aš ryžausi eiti žingsniais ir juos įsileisti į save, sugebėjau tam nuolankumą. Ir einant su globėjais žingsniais iš tikrųjų buvo labai daug pasipriešinimo pas mane dar tuo metu ir taip pat aš kaip ir su to psichoterapeutu labai mėgdavau savo globėjus guostis, kaip gyvenimas ne taip, kaip ne taip, bet jis niekada su manim nesitaiksto. Jis visada sakydavo Aurimai ant kelių ir maldelė. Arba aš pastoviai sakydavau, kad mano draugė ne taip mane myli, ne taip su manim bendrauja. Jis man visada sakydavo Aurimai, būk sąžiningas su savimi ir su ja. Tu žinai, kad esi neteisus ir tu nueik į gėlių turgelį, kuris dirba visą parą ir nupirk jai gėlių, bet kuriuo paros metu, kai tau užeina toksai jausmas. Aš netgi labai pikau ant jo, nes aš nemokėjau pasakyti žodžio atsiprašau, aš nemokėjau prisipažinti klystantis. Bet labai norėjau iš tikrųjų keistis, tik nežinau nuo ko pradėti, tai man buvo labai sunku save pastebėti. Aš eidamas žingsnius, kaip sakant, supratau, kad galbūt man reikėjo juos išmokti ir praeiti ir išmokti jais gyventi. Aš dar turėjau tokią viltį, kad žingsniais tiesiog praeisiu ir viskas, aš pasveiksiu. Vis daugiau nieko nereikia daryti, nes įpročio kažką daryti, save stebėti, prisipažinti, kaip klysti. Tokio nebuvo. Apskritai nebuvo jokio veiksmo programoje, išskyrus ėjimas į grupės ir karts nuo karto nuvažiavimas į stovyklą, kur tiesiog nuvažiuodavai linksmai praleisti laiką. Stovykloje iškepti mėsos ant laužo, ar tiesiog pabūti su kitais nariais, pajuokauti, pasibendrauti. Iš tikrųjų, mes gana ilgai ėjom su globėjais žingsnius. Aš gana pavyzdingai juos atlikinėjau ir po truputėlį manyje įsišaknijo tie žingsniai taip. Tai pirmieji žingsniai, kad aš esu alkoholikas, kad mano gyvenimas nevaldomas, man kaip ir sekėsi neblogai padaryti. Aš supratau, kad pagertos teisės, daužytos mašinos, aš daužiau gal 5 mašinas išgirtas, prarasta šeima, prarasti draugai, prarasti visos darbo vietos. Žodžiu, aš aplinkiniams dar savo gal truputį ir atrodžiau kaip žmogus, bet aplinkiniams jau aiškiai buvo, kad su manim tikrai kažkas labai negerai ir kad iš manęs jau nieko lyg ir nebebus. Tačiau tai va po truputėlį, man buvo labai sunku su antruoju žingsniu, kad privalu patikėti galingesnė už save jėga. Tačiau trečiame žingsnyje globėjas manęs liepė plauktis ant kelių ir buvo labai sunku atsiplaukti ant kelių. Tiesiog labai sunku. Aš neturėjau jokio nuolankumo kažką, buvau toks agnostikas,
nežinau, ar yra Dievas ar nėra, tiesiog aš sakiau, kad jo nėra. Jo tikėjau, tiesiog niekada neturėjau jokio ryšio. Ir nuo to laiko, aš iš tikrųjų klausiau globėjo, nes labai norėjau turėti tai, ką turi jis. Ir labai norėjau pasveikti, kaip sakė man globėjas, kad aš galiu pasveikti, jeigu sąžiningai darysiu taip, kaip jis man sako, žinai. Tai va, tai nuo tos dienos aš ėmiau melstis ant kelių. Trečia žingsnio malda, mūsų ramybės malda. Ir taip atsirado pas mane rytinė vakarinė malda. Iš pradžių buvo labai didelis pasipriešinimas. Aš labai to negalėjau daryti ir nemokėjau užmegzti ryšio su Dievu. Todėl aš atėjau į 4. žingsnį pažinti savo būdo trūkumus ir pažinti su savimi, dar neturėdamas jokio tvirto tikėjimo. Tai iš tikrųjų man pavyko pastebėti ir pažinti, kad mano būdo trūkumai yra gana dideli ir aš gyvenu visą dieną negatyviuose mintyse. Viena iš pagrindinių pradėjau pastebėti mano su kitais kalbamų temų yra tiesiog apkalbinėjimas kitų, tai apkalbinėjimas, ką pamatei per televizorių, apkalbinėjimas valdžios, darbo ar kažko, tai yra jau suprasti, kad nesu labai patrauklus vyrukas dėl to ir kad negaliu būti laimingas ir laisvas, būdamas toks pagiežingas, piktas, pavydus, kontroliuojantis ir norintis žinoti, valdyti. Tai va. Tačiau 5., 6., 7. žingsnyje aš meldžiau iš tikrųjų Dievą kiekvieną dieną, kaip man tai sakė globėjas, ir kad pašalintų mano blogą savijautą ir po truputėlį ėmiau suvokti, kad kokie klastingi mano būdo trūkumai, kaip aš sugadinu su aplinkiniais santykius ir kodėl nesugebu sukurti ilgalaikių santykių su moterimis ir kodėl aš negaliu pakilti karjeros darbe, nes aš visą laiką esu kažkoks taip pagiežingas, piktdžiugiškas ir įsitempęs. Tai niekas nesikūrė, kai buvau toksai, atvirkščiai viskas lydavo iš rankų, kad ir ką aš veikdavau, kažkaip niekas nesikūrė labai gerai. Nieko apčiuopiamo aš neturėjau, žodžiu. Ir tik tais viltį, kad galbūt kažkada kažkaip pasikeis šitą būseną ir aš tapsiu sėkmingas vyrukas. Tai va. Mes priėjome prie 8. žingsnio, kad galų gale, kad reikėjo sudaryti sąrašą žmonių, kuriuos skriaudėme ir šitą skriaudas atitaisyti. Tai mes tą sąrašą sudarėme. Iš tikrųjų, tai sąrašas buvo tuo metu toks irgi gana egoistiškas. Globėjas padėjo suvokti, kokių iš tikrųjų žalų esu padaręs ir kokių didelių, nes, pavyzdžiui, tėvam žalos aš irgi nemačiau. Tuo metu dar buvau labai suskaudinęs ant aplinkinių, taip pat negalėjau pripažinti, kad aš buvau kaltas ir savo žmonai, su kuriais įskyrėm, palikau ją su 1,5 metų mažylę ir iš tikrųjų buvo egoizmo dar labai didelis, bet ryžausi iš tikrųjų malda pamaldos ir aš po truputėlį vis nuolankėjau, dariausi vis nuolankesnis. Ir tik tais įdedant darbo ir veiksmo, pat stebėti save ir išrauti save iš savo įpročio, būtent plauktis ir tiek vakare ant kelio, dieną save stebėti irgi
stebėti savo emocijas, savo pyktį ir atvirai grupėse dalintis. Aš tikrai ėmiau tiesiog nemeluoti ir sakyti grupėse, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi, ir man tai tiesiog padėjo surasti sprendimus. Su kitais grupės nariais aš pradėjau pastebėti savo ego, koks jis yra apsukrus ir kaip aš vėl mane įvelia į pagiežingą būseną, kai aš vėl kažko pykstu, suku, kalbinėju kažką. Galų gale tas skriaudos atitaisimas, aš ryžausi iš to savo sąrašą atitaisyti skriaudą mamai, tėčiui, savo mažai dukteriai, buvusiai žmonai. Taip pat buvau traukęs keletą draugų, kuriems buvau skolingas didesnės sumas pinigų. Ir tą kartą aš suradau gal 8 ar 9 ten žmonės, ir man buvo iš tikrųjų labai nelengva tai padaryti, bet aš tai padariau. Ir mano būsena iš tikrųjų šiek tiek pralaisvėjo, aš vėl atradau santykį su tėvais. Netobulas dar buvo, bet aš labai juos kritikuodavau, sustikęs mokydavau juos, nepriimdavau jų kokie yra, ir vis dar laikiau jiems nuoskaudą dėl savo netobulos vaikystės. Bet svarbiausia, ką aš tuo metu turėjau, tai aš kūriau santykius su savo dukra. Tai dukrai tuo metu jau buvo apie 7 metukai, ir aš ėmiau su ją susitikinėti, aš ėmiau ją lankyti, ją domėtis, globoti, jau mokėti elementus, taip gyvenimas po truputėlį ėmė taisytis. Ir diena po dienos programoje, darant žingsnius, taikant juos kiekvieną dieną, stebint save, aš labai mokėjau stebėti kitus, bet nemokėjau stebėti savęs. Ir labai gerai pastebėdavau, kai kiti klysta, bet kaip pats klystu, nemokėjau pastebėti, kai egoizmas ima viršų, kai aš vėl noriu kontroliuoti, kai aš vėl gadinu santykius, kai imu gyventi pyktyje, pavyde ar kažkokie pagiežoje. Aš taip pat prisimenu, ką turiu padaryti, tai, kaip sakė globėjas, tai keliu ir malda. Aš buvau gana toks piktdžiugiškas ir, kaip sakiau, toks nelabai sąžiningas, todėl man reikėjo kažkaip keistis. Sykį aš išgirdau grupėje apie tai, kad vienas vyrukas dalinosi, jog negali atrasti ir priimti aukštesnės jėgos giliai širdį vien dėl to, kad jam aukštesnė jėga atrodo tokia kaip jis pats, tai yra piktdžiugiška, neatleidžianti, nepriimanti jo. Ir jisai jaučiasi, kad Dievas ant jo pyksta, kad Dievas jam neatleidžia. Ir jis taip pat papasakojo istoriją, kaip vienas grupės narys pasidalino, jog atrado mylintį, priimantį Dievą. Ir pamanė, kodėl jam to neatradus. Tai aš labai tą kartą iš jo pasimokiau, ir jis papasakojo, kad grįžęs namo, jis jau matė kitomis akimis savo aukštesnį jėgą, tai Dievą. Tai aš lygiai taip pat irgi grįžau namo, ir manyje įvyko toks pokytis po to pasidalinimo, kad iš tikrųjų aukštesnė jėga atleidžia ir priima tave tokį, koks tu esi. Ir myli ir globoja. Ir manyje taip pat tuo metu įvyko toks pokytis, kai jie netekė Dievo meilę, ir aš ėmiau keistis su jiem. Ir ėmiau rūpintis kitaip aplinkiniais. Tai tokia programa buvo labai didelis pokytis. Iš tikrųjų, gal vienas svarbiausių gyvenimo pokyčių, kada aš iš tikrųjų
ėmiau iš tikrųjų rūpinti savo tėvais ir savo dukra, daugiau negu vien tik tie elementai, dukrai. Tai pavyzdžiui, anksčiau aš pykdavau ant mamos, kad neteisingai maitinasi, kad per daug surūko cigarečių, kad vartoja labai daug vaistų neatsakingai ir kad visai nesirūpina savimi, kad nesusitvarko tinkamai, kaip mano manymu reikėtų namus. Ir aš tiesiog ėmiau atvažiuoti padaryti jai pietus, tiesiog džiaugtis gyvenimu kiekvieną akimirką. Ir tiesiog padėdavau jas namus, vietoj to, kad kaip anksčiau, tiesiog kur nočiau, kad susitvarkyk, išsileidink, kažkaip aš tiesiog pats tai padarydavau. Taipogi, mano tėvas irgi išblaivėjo beje. Jisai išblaivėjo dėl ligos, jam buvo ten epilepsijos priepuoliai. Po 4 priepuolio daktaras pasakė, kad arba tu būni blaivas, arba tu mirsi. Tai jam buvo didelis sukrėtimas, tuo metu jau mirė jo tėvas ir jam tai buvo didelis sukrėtimas ir jis numirė. Tuo metu jis išblaivėjo, tai jo blaivybė be anoniminio pagalbos ir jisai nėra savikritinio mąstymo. Jis dar yra sausas savo. Bet šiandien aš anksčiau laukdavau jo skambučio, bet jis niekada nesirūpindavo ir neskambindavo man. Tai dar šiandien pakeičiau mūsų santykyje, tai tiesiog ėmiau juo rūpintis ir jį globoti, tai tiesiog paskambinti jam, pasidomėti jo, aplankyti jį kartą. Ir man reikia tėvo, todėl aš ir pasiemu tai, ko reikia, tai yra aplankau, pasirūpinu. Pabūnam kartu, iškepam mėsos ar kažką, jis dabar grįžo į savo vaikystės namą, kiemą, kaime, kur pačioje sodybai, kurioje augo, kur reikia kūrenti pečių ir panašiai, tai toks jau jisai. Ir anksčiau labai dėl to jį smerkiau, žeminau, kaip čia taip iš miesto į kaimą sugrįžti, bet šiandien aš susitaikiau su tuo, kaip yra ir tiesiog priimu jį tokį, koks jis yra. Ėmiau daugiau tarnauti programoje, tai savo namų grupėje niekada neatsisakau padėti, niekada neatsisakau pasidalinti, niekada neatsisakau globoti kito alkoholiko, kuris pasiprašo. Tai tiesiog globės išmokti, kad jeigu negali pats tarnauti, tai bent jau neatsisakyk. Tai man dabar visos tarnystės kaip Dievo siųstas, tai aš su džiaugsmu dalinuosi ir šiandien truputį apsnūdęs jau 15:10. Tai šiandien, kai pasikeitė gyvenimas, tai aš sukūriau kitą šeimą. Ir turim šiandien mažą dukrytę. Taip pat likimas padovanojo namus, turiu savo namus ir turiu nuostabų darbą. Turiu pasitikėjimą žmonių. Ačiū Dievui, kad jaučiuosi pats žmogus tarp žmonių, nebe taip kaip anksčiau, kai tiesiog anksčiau ateidavau į stotelę ir sustodavau kažkur nuo visų toliau, nes jausdavausi netoks kaip visi. Tai šito nebėra. Aš einu ir tiesiog pasilabinu, nebijau sutikti žmonių, nebijau pasisveikinti, nebijau pabendrauti ir esu atviras. Tai labai daug iš tikrųjų teigiamų savybių išlaisvino programa. Svarbiausia, man dygo noras gerti. Aš nebeturiu noro gerti. Ir destruktyvios mintis emocijose
būna vis mažiau ir mažiau. Tai esu tobulas, visko pasitaiko. Anksčiau galėdavau susitikti su žmonėmis ir gyventi tame, tai šiandien aš, jeigu įvyksta kažkoks tai kivirčas, tai aš jau išmokau tuoj pat pastebėti, kad vėl, Aurimai, tavo ego ir vėl tu kovoji. Tai aš vardan ramybės, taikos šiandien mokausi nebūti teisus ir nebekovoti dėl savo teisybės, ką darydavau anksčiau, o tiesiog priimti kitus tokie, kokie jie yra. Ir man tai atneša labai daug taikos, ramybės. Tai yra mano nauda. Priima. Šiaip, turbūt, kad paliksiu daugiau laiko klausimams ir labai ačiū, kad šiandien buvote čia, paklausėte ir esate kartu. Tai klauskite, aš atsakysiu jums.